Nors medicina yra itin pažengusi, širdies ir kraujagyslių sistemos ligos vis dar yra pagrindinė žmonių mirties priežastis, net ir labiausiai išsivysčiusiose šalyse. Sergančiųjų amžius plečiasi į abi pusės. Daugėja senų pacientų dėl to, kad medikamentai padeda ilgiau išgyventi, kad operacijos, intervencijos, bet daugėja ir jaunų, ir jų amžius jaunėja, dėl kad jie pradeda anksčiau sirgti. Gausesnį širdies ir kraujagyslių sistemos ligų sergamumą bei jaunėjantį tokių ligonių amžių lemia ne tik įtemptas gyvenimo tempas, stresas, žalingi įpročiai, bet ir nesubalansuota mityba. O vis tik tai tie gyvūninės kilmės riebalai yra pagrindinis veiksnys, turintis įtaką širdies kraujagyslių sistemos ligų plitimui. Tai reiškia, jeigu mes valgytume, pakeistume tą riebią mėsą žuvimi ir jūros gėrybėmis, tai tikrai būtų toksai žingsnis sveikatinimo linkme ir tikrai galima sakyti, kad sumažėtų sergamumas širdies kraujagyslių sistemos ligomis. Norint būti sveiku, reikia 3 dalykų. Pirma, judėjimas minimum 30 minučių per dieną, bet toks judėjimas, kad šiek tiek uždustum ir suprakaitotum. Priešingo atveju tai yra tuščios pastangos. Antras dalykas, amžinas mokymasis neleidžia smegenims susenti. Ir trečias dalykas, subalansuota mityba. Gal dar Basanavičius pasakė, žmogus sveikas ne nuo to, ką suvalgė nusipirkęs parduotuviai, o tą, kas į kūną nuėjo. Tyrimais įrodyta, kad palankiausia širdžiai yra vadinamoji Viduržemio jūros valstybių dieta. Pagal Viduržemio jūros dietos maisto racioną mitybos pagrindą turėtų sudaryti daržovės, vaisiai ir skirtingai negu mūsų maisto pasirinkimo piramidėje esantis žymiai aukščiau alyvuogių aliejus, Viduržemio jūros mitybos racione šis aliejus yra nuleistas į daržovių ir vaisių bazinę piramidės grupę. Ir antrasis piramidės aukštas Viduržemio jūros mitybos tai yra žuvis ir jūros gėrybės. Sveikatos specialistai sako, kad norint palaikyti normalią širdies veiklą, per savaitę reikėtų 2-3 kartus valgyti žuvies ir jūros gėrybių. Tačiau statistika rodo, kad retas, kuris tautietis laikosi šių rekomendacijų. Pagal Lietuvos gyventojų sergamumo situaciją ir pagal maisto asortimentą, kurį vartoja Lietuvos gyventojai, nes yra atlikti tyrimai ir visai naujausia atlikti Lietuvos gyventojų, visos Lietuvos gyventojų reprezentatyvūs tyrimai rodo, kad tikrai šitų produktų suvartojama per mažai ir polinesočiųjų riebalų rūgščių ir ypač omega-3 riebalų rūgščių mes negauname. Maisto papildas Cardio-Ace sukurtas taip, kad kompensuotų nepilnavertę mitybą ir kitus įtempto gyvenimo faktorius, bei aprūpintų organizmą tomis medžiagomis, kurių reikia normaliai širdies funkcijai. Cardio-Ace derina savo sudėtyje omega riebių rūgščių naudingąsias savybės su česnaku, vitaminais, mineralais bei antioksidantais. Omega-3 žuvų taukuose esančios riebalų rūgštys EPR ir DHR yra svarbios normaliai širdies veiklai. O vitaminai B1, B12 ir folio rūgštys svarbus normaliai homocisteino apykaitai. Įprastai net 88% suaugusiųjų vartoja mažiau folatų, nei reikėtų stabiliam homocisteino kiekiui palaikyti. Faktiškai įvertinus maisto racioną, ko gero kiekvienam gyventojui omega-3 riebalų rūgščių papildas būtų prasmingas kone kiekvieną dieną. Tai yra viena. Antra, pagal tai, kiek mes suvalgome daržovių, vaisių, uogų, mes negauname reikalingo antioksidatorių kiekio. Tai reiškia, riebalai, jeigu jie oksiduojasi, tai tada jau vystosi aterosklerozė. Tai antioksidacinių poveikių pasižyminčių komponentų irgi mums kartais tikrai vertinga būtų papildyti, o tai kas yra pagrindiniai antioksidatoriai? Vitaminas C, vitaminas E, beta-karotenas. Tai irgi tikrai specialistai žmonėm, kurie jau skundžiasi arba kuriem diagnozuotos tos ligos, rekomenduoja papildyti maisto racioną tokiais maisto papildais. Šalia vitaminų
vitaminų C, E, Cardio-A sudėtyje yra ir širdies ląsteles saugančio seleno bei cinko. Cardio-A sudėtyje yra ir vitamino D3. Pastebėta, kad žmonėms, turintiems širdies ir kraujotakos problemų, būdinga yra šio vitamino stoka. Cardio-A plus sudėtyje papildomai yra augalinių sterolių, kurie padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje. Be to, sudėtis praturtinta resveratroliu, kofermentų Q10, alfa-lipo rūgštimi, likopenu. Šis produktas sukurtas pasitelkus naujausią mokslo pažangą, o jo sudėtinės dalys ne tik padeda palaikyti normalią širdies funkciją ir kraujotaką, bet ir cholesterolio kiekį kraujyje.